Kaip kamštis plūduriuojantis vandens paviršiuje, tokia yra tavo natūrali būsena. Gyvos teigiamos energijos būsena, kurioje tau skirta būti. Galima dirbtinai laikyti kamštį panardintą po vandeniu, tačiau vos tik jį paleidi, jis vėl iškyla į paviršių. Neigiamos energijos yra tarsi tas kamštis laikomas po vandeniu, o kai paleidi, jis vėl iškyla. Todėl pasipriešinimo paleidimas reiškia atsitraukimą nuo minties, jos ignoravimą ar jos poveikio neutralizavimą, nuo tos minties, kuri tave laiko vibracinėme pasipriešinime. Tačiau mes dar nepamatėme nei vieno žmogaus, kuris galėtų išjungti mintį, nes kai sakai, aš ją išjungsiu, tu ją kaip tik aktyvuoji. Tai vibracinė visata. Kai pažvelgi į tai, ko nori ir pasakai tam taip, tu tiesioginė prasme kvieti tai į savo patirtį. Tačiau kai žiūri į tai, kam šauki ne, tu taip pat tai aktyvuoji ir pritrauki. Todėl šioje traukos dėsnių pagrįstoje visatoje nėra ne, yra tik tai, į ką nukreiptas tavo dėmesys. Ten, kur nukreipi dėmesį, ten ir teka energija. Tai panašu į situaciją, kai Džeris ir Ester važiuoja greitkeliu. Džeris pastebėjo, kai Ester vairuoja, o jis sako, žiūrėk ten, ji dažniausiai link ten ir pradeda važiuoti. Todėl jis rodo tik į tai, kas tiesiai priešais. Ir tu darai tą patį, tu eini ten, į kur žiūri, vibraciškai judi link to, kam skiri dėmesį. Todėl, kai nusprendi sąmoningai stebėti, kaip jautiesi, pradedi gyventi iš vibracinės perspektyvos. Pradedi atpažinti, kad viena mintis ir jo sukeltas jausmas mažiau atitinka tai, kas tu iš tiesų esi ir ko nori, nei kita mintis. Taip išmoksti jausti savo kelią į vidinį suderinimą. Ir tuomet pradedi naudotis nuostabia emocinė orientavimosi sistema, su kuria gimei. Kad taptum sąmoningu savo patirties kūrėju, būtina priimti kelis esminius principus. Pirma, suvokti, kad esi šaltinio energija fizinėme kūne ir kad tavo prigimtis yra gera. Kad ir ką šiuo metu išgyventum, šaltinio energija vis tiek tave myli, palaiko ir teka per tave. Kiekviena mintis, kuri nesijaučia gera, rodo tavo nukrypimą nuo to, kaip šaltinis mato tą patį dalyką. Kai didžiuojasi savimi, esi suderintas su šaltiniu, kuris didžiuojasi tavimi. Kai myli save, esi suderintas su šaltiniu, kuris tave myli. Tačiau, kai save kritikuoji, smerki ar kaltini kitus, išeini iš suderinimo su šaltiniu, kuris to niekada nedaro, nes jis žino tavo vertę, pasitiki tavo esme ir myli tavo augimą. Ši visata nuolat plečiasi. Ji panašiai į virtuvę, kurioje yra visi įmanomi ingredientai. Tu neatėjai tam, kad smerktum tabasko padažą vien todėl, kad jo nenori dėti į savo pyragą. Tiesiog nedėk jo į savo pyragą, tačiau nereikalau, kad jis būtų pašalintas iš visos virtuvės. Ir nesmerk žmogaus, kuris jį deda į savo pyragą. Tiesiog nevalgyk jo pyrago. Rūpinkis savo reikalais, kepk savo pyragą, valgyk savo pyragą ir palik ramybėje tą, kuris į savo įdeda tabasko. Resursų pakanka visiems, kiekvienas gali kepti tokį pyragą, kokio nori. Niekas negali priversti tavęs valgyti svetimo pyrago. Tu jį valgai tik tada, kai pradedi klausinėti, kas tavo pyrage, kodėl tu tai dedi į pyragą, manau, kad taip nederėtų, mano mama taip nedarytų, mano bažnyčia taip nedarytų, mano politinė partija taip nedarytų, nubalsuokim, kas turi likti virtuvėje. Tačiau tiesa ta, kad tu niekada neišimsi ingredientų iš visos virtuvės. Kuo labiau bandai pašalinti tai, ko nenori, tuo labiau tai aktyvuoji. Kuo stipriau stumi tai šalin, tuo daugiau to patenka į tavo pyragą. Tai paradoksas, kuo labiau priešinėsi tam, ko nenori, tuo labiau tai sustiprėja tavo vibracijoje. O kuo labiau tai sustiprėja, tuo labiau tu bandai nuo to išsivaduoti. Taip ir sukasi ratas. Todėl pirmas žingsnis priimti, kad esi vertas. Antrasis – suvokti, kad turi pasirinkimo laisvę ir patikimą vidinę orientavimosi sistemą. O svarbiausia – suprasti, kad tai, kaip jautiesi, yra svarbiau nei ką galvoja kiti. Kai labiau rūpinėsi kitų nuomonę nei savo vidinių pojūčių, imi sekti išoriniais ženklais. Tai panašu į situaciją, kai viešbutyje matai užrašą karštas vanduo į tą pusę. Paklusti jam, o gauni ledinį dušą. Vietoj to, kad pasitikėtum savo pojūčiu ir pasuktum čiaupą kitą kryptimi, kaltini ženklą, viešbutį ar sistemą, nes buvai išmokytas neklausyti savęs.
Mes norime, kad pajustumėte, koks absurdiškas yra aklas pasitikėjimas bet kokia išorinė vadovybė. Nėra jokio išorinio vedimo, kuris geriau už tave suprastų tavo vibracinį santykį su savimi. Mes nesakome nesirūpinkite kitais, mes sakome neatsisakykite savo vidinio vedimo dėl kitų nuomonės. Daugelis žmonių nuo vaikystės išmoksta siekti pritarimo, tačiau tikroji galia atsiranda tada, kai pasitikėjimas perkeliamas į vidų. Kai pradedi pasitikėti savo emocinę navigaciją, natūraliai kyla emocinė skale ir leidi savo priimti tai, ko ilgai troškai. Praeitos kartos sukūrė daugybę troškimų, kurių vaisiais šiandien naudojasi, tačiau tau nereikia visko atidėti ateities kartoms. Tu gali ir trokšti, ir gauti dabar. Maži vaikai gimsta be pasipriešinimo, todėl jie taip lengvai prisitaiko prie naujovių. Tačiau tau nereikia numirti, kad paleistum pasipriešinimą. Tai gali padaryti dabar, palaipsniui, sąmoningai, rūpindamasis tuo, kaip jautiesi. Svarbiausia – susitaikyti su tuo, kur esi dabar. Jei save smerki dėl dabartinės padėties, negali judėti pirmyn, tačiau jei pradedi ieškoti to, kas jau dabar yra gera, pokytis vyksta natūraliai. Žingsnis po žingsnio, mintis po minties. Kiekviena mintis aktyvuoja vibraciją, o jausmas visada parodo kryptį. Jei jautiesi prastai, tai tik ženklas, kad judi ne ta kryptimi. Jei jautiesi gerai, tai ženklas, kad artėji prie to, ko iš tiesų nori. Ir svarbiausia, vieta, kurioje esi dabar, yra tinkama pradžiai. Iš jos galime pasiekti bet kurią kitą.